Na štai, praėjo dar vieną savaitę ir paskutinės vasaros dienas pas mus labai šiltas, ne? Gerai, patapadu. Skilo? Aha. Nelabai sėkmingai, ne? Nelabai sėkmingai šiandien krito. Nu kaip sėkmingai. Na ir ką, atvažiavom šiandieną mes pasidarbuot kartu su Gabrielium. Namą šiltinsiu. Ne, ką aš sakau šiltinsiu, jo apšiltinau. Namą paskutinį kartą padažysiu ir žinot ką? Va čia pradėsim apkalinėti. Aš pasiėmiau daugiau įrankių šiandien, nes darbų yra visai kitokių truputėlį negu aš planavau. Ir pasiėmiau savo pagrindinį padėjėją šiandieną. Ir jisai pasiėmė savo darbo įrankius. Parodyk, kokį darbo įrankį šiandien tu. Patys svarbiausia. Patys svarbiausia. Šiandieną atvažiavo dirbsi įsijuosęs, ne? Iki kelinto prakaito, iki 9. Bet iki kokios pirmos nakties tikrai dirbsi, ne? Antros gal. Antros gal. Gerai, chebra, mes persirengėm ir kimbam į darbus. Okay. Tiesiog idealus oras dažymui. Taip gerai, nei vėl, nei nieko. Taip faina. Vat kad tokia vasara visa būtų. Kaip gaila. Kaip gaila. Vasara praėjo labai greitai, vienu akimirksniu. Tikiuosi, bobų vasara ateis ir bus jinai, va kaip šios dienos. Tada galim bus pavaryti. Taip sakant, pasidarbuoti, kaip turi būti. Savaitę nebuvau, nes turėjau objektuką tokį didelį, tik užsidirbau labai mažai, bet bus apie tą objektą video. Pats apsišoviau aš tenais, apsiskaičiavau biškelį. Tai vat, paėmiau sūnų, tai visą vasarą svajojau su jo, su nakvynėm ir taip ir nesigavo, tai va šiandieną paėmiau, jisai jau sutiko, pagailėjo mane, sako, nu gerai, tėtė, žadėjau su tavim važiuoti. Tai vat vakare gal jau žaidžia PlayStation'u jisai. Nežinau, bet turbūt dar ne. Gabrieliau, ką tu veiki? Bro, das ist auch ein Bug. Das hatte ich jetzt auch zum 3. Mal. Hurensohn! Ich kümmere mich um den hinter uns. Dabar apšildinau namą, tai va iš šitas pusės, tai garso izoliacija iškart daug pagerėja. Tai nu žodžiu, faina dirbt, faina nuotika yra. Tik tai mane perpūtė labai stipriai. Perpūtė mane Latvijoje labai stipriai prie jūros, kaip gyvenam, tai skauda nugarą labai, užsidėjęs va tokį šuns pavadį, taip sakant, šiltą. Nu va, jau baigiu pabiškį dažyti paskutinį kartą, 3 kartą. Taip, užtektų 2, bet jisai toksai kaip vandenėlis, tokį jau sluoksnį ploną deda, tai aš noriu, kad apsauga būtų geresnė. Ir plus, su kiekvienu dažymu raštas, aš pastebėjau, gražėja. Tolygiau pasidengia kažkaip dažai. Vieną kartą tikrai mažai, 2 jau pakanka šiaip tai. Vėl nuo dažų kaip priklauso, tie, kur turėjau top color, ar kokie ten pas mane lietuviški buvo, tai tie labai storą sluoksnį, tokį žiaurų sluoksnį užtepdavo. Tai ten užtepi ir matai, toks riebus. Va, rudais dažais dažiau. Tai jau tikrai gerai. Tai va, apkalsim mes. Rytoj pradėsiu apkalimą. Šiandieną man reikės šiandien, žinokit, laidus tada. Jau nori laidus, jau ten šviesos nėra. Vis reikia su laidais kažką galvoti. Tai va, šiandieną va, čia padažau. Nežinau, žolę gal dar nepjaut, gal vakarop nupjaut žolę. O reikės su elektra kažką galvoti. Vest elektrą. Jau pradėdinėt elektrą vest. Užsipirkau dar tokį kvadratinį latakėlį. Aš per jį praleisiu. Noriu paslėpti elektros laidus, kad visai nesimatytų. Bet reikės prasipjauti latakus mediniam šitam karkasiname. Klausimas, kaip aš ištrauksiu tą laidą. Aš labai abejoju, bet man reikia jį ištraukti. Reikia ištraukti jį būtinai. Taip bus negražu, nenoriu sujunginėti vis čia. Ten bus aliuminis, čia visur varis, va čia dar varis sujungimas, tai dar kaip ir gerai. Bet va tenai aliumininis laidas, man reikia visai storas. Nu, žiūrėsim, gal ir įsitrauks, pabiški. Bet va čia tai nepavyko niekaip ištraukti man jo. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ir gal šiandieną, jeigu laidą tą sutvarkysiu pilnai, tai
Gal pradėsiu, nežinau, laiko nedaug liko. Gal pradėsiu jau pakalimus šitus daryti. Nupirkau gyvėjelintės metalinės, varžtus dabar nupirkau, nes net toj pačioj parduotuvėj neradau. Nebuvo varžtų. Ir viskas. Viskas, hebra. Pabaigiau. Čia jau daugiau šitą namuką nedažysiu, tik tais pakalimus visas. Gerai. Tai dabar aš jums parodysiu, ką aš planuoju. Ką aš planuoju pasidaryti čia. Va. Štai vietai, va, kur laidas tas eina. Žiūrėkit, va, šitas laidas. Aš padarysiu plastikinį lataką, tai pravesiu. Bet reikia išpjaut, kad paslėpti jį. Gal man, kad nepjaut, gal man va čia praleist tą lataką. Va čia nereikės man nieko pjaut, bus daug. Tikrai aš taip ir padarysiu, čia truk praleisiu ir viskas į prašoną. Galbūt. Vis tiek neįlys, reikia tarpelį, nes aš po to apkalimą darysiu, kad kuo mažiau medienos, taip ant viršaus, taip pakalsiu ir viskas. Tran šitą užkalsiu. Nėra, kad čia man kada žaisti. Va čia irgi reikės kažkaip išsilyginti man. Pagalvot, kaip čia išsilyginti reikia su pat viršum. Nu, padarysiu. Ir tas durys irgi turiu apkalsiu. Nežinau, pasižiūrėsiu. Irgi apkalsiu, gal tik padažysiu. Bus matyt. Pradžią reikia padaryti. Čia viską apkalsim ir į viršų po to. Tai aš noriu rytoj atvažiuosiu uošvis, aš jam duosiu šitą darbą, tai apkalinėje. O aš čia baiginėsiu. Ir kaip aš čia pabaigsiu, pastolis išrinksiu tik viršų. Čia tik perstumsiu ir viskas. Ir dakalsiu čia. Ir viskas. Tai va, ir po to visi pastolius į kitą galą. Nu, dar čia bus darba. Dar čia kepurėlę reikia padaryti. Va tą palangės dar reikia padaryti čia tenais. Padažyti reikės. Va tas atmušėjus tos metalinius van žemės, kur yra ten metalas, jį reikės užvalyti su white spiritu ir padažyti. Nu, padarysim. O dabar man reikia tos lašelius nuvalyti visus, kol dar nepridžiūvo. Gerai, tai okei, tada aš pagalvosiu, kaip čia man geriau daryti. Reikia vis pirma dabar laidą šitą pabandyti ten išardyti dėžutę ir patraukti, pažiūrėti, kaip jis įtraukys. Gerai, lekim. Ir pažiūrėsiu, ko senus darom. Žiūrėkit, va, tas laidas aš dabar į biškį apkirpau, kam man jis toks ilgas. Ir aš pabandžiau į čia biškį timtelt. Išsitraukinėja jisai čia, reikia man užfiksuoti, kas čia ir kaip. Jisai išsitraukė iš tenais. Tai dabar aš bandysiu. Kaip bandysiu? Nebandysiu, reikės daryti. Tai čia pradėsiu kišti. Ir žiūrėsim, čia dabar prasigrėžiosiu viską, laidelius. Ir čia važiuosiu, kaip tą lataką man patogiau daryti. Ar iš šono, ar visgi pjaut čianais tarpą ir kišti pro čianais. Ar pro šoną, labiau aš linkęs pro šoną. Labiau linkęs pro šoną aš daryti. Va, nupirkau va tokį vat. Prikalt jį. Ir pavaryt pro tą pusę. Taip, šitą reikės nuimti. Šis prikaltas turbūt. Termometras jo. Ir pro šoną pavaryti. O gal aš galiu jį čia iš vis net prakišt. Blemba labai jau tarpai mažiukai. Kur čia galima? Net nežinau. Kad paprasčiau būtų. Kad nereikėtų kankintis. Ir kad nesimatytų jo. Nu gerai, darom toliau. Pažiūrėsiu. Varom iš čia. Mane laidas paslėptas jau. Maišė. Taip. O va. O, super. Dabar reikia šitą pamatuoti, kiek man reikia. Kiek man reikia čia. Iki čia. 1,8 m. Reikia pažiūrėti, kiek šitas užsilenks. Na taip jisai užsilenks, tai ne 1,8 m. 1,3 m kažkur tai gaunasi. 1,3 m, ne? Pasižiūrėjau.
O, žinai ką, tu dabar paimk šitą juodą, trauki pati galą per tavo vamzdelį, o aš laikysiu įtempęs. Palauk. Trauk tiesiog jį. Trauk, jo. Taip, trauk. Ir eik tenai, aha. Laikau. Trauk į pat galą tenai. Pasilenk dabar, trauk, nesulaužt, nesplėšt. Pasilenk, jo, trauk. Ateik dabar čia, palaikysi, aš ten žinau, kur kišti reikia. Gali ir čia laikyti, nebūtinai įkvati galą, va čia tik gali laikyti. Tik čia. Laikyk čia, na, iš tiesiog už tą laidą. Gali su šitom geriau laikysi, netoks. Pasilenk, biškį tik. Žemyn tik pasilenk. Čia į tą pusę daugiau, iki kampą, va, kad įstiesintų. Aha, ir žemyn. Laikai. O. Viso, gerai. Paleisk. Dabar kitą reikės man. Šitą va reikės man dabar. Na, šitą aš pats turbūt pratėmėsiu. Gerai, viskas užteks. Viso, gali paleisti. Ačiū. Tai dar man reikia gręžti. Turiu įrankius, kaip visada, išpjaunu lataką tiesiai į viršų. Kiek dulkių. Nu va, žiūrėkit. Va, lataką. Šitų kampuočių jau nebeturėjau, tai radau tokius plasmasinius, ir biškį platesni. Nu, storesniam diametrų radau, kitos spalvos. Čia reikės su izoliacija apvyniot, kad vanduo neįbėgtų. Ir ten irgi į tą kampą, va tenai. Čia nelabai matysi, ten matomas vietos, va. Normalų dėjau. Reikės atsargiai, kad nenusispardytų po to vaikščiot. Nu, galima korbą, aišku, apsiūt kokį dar čia mes. Bet iš ko, vienu žodžiu, viskas bus čia gerai. Ko aš esu korbą, kažkaip nebus tam laiko man čia žaist. Dabar atsinkigiausias momentas. Jis ten trauktis traukėsi, reikia man nužievint, nukirpt visus laidelius, palikt vieną ir užkabint už šito. Šiaip biškį čia patrumpinsiu, man nereikia tokį ilgą. Jo, čia nukirpsiu, patrumpinsiu, kam man toks ilgas reikalingas. Čia va, reikia kirpti ir bandyt pratempt. Nebandyt, o reikia pratempt. Jeigu jisai juda, turi išsitraukti. Irgi gal čia vieną. Ir užtrauksiu jo. Viskas važiuoja, parodysiu po to, kaip atrodo. Aš ten jau išrinkau. Išrinkau va čia. Aš pirmą pradžiu. Išrinkau va čia, taip reikės įsiaiškinti, kur koks laidas eina, nes ne aš dariau, nebepamenu. Bet čia nieko sudėtingo nėra. Ane? Gerai. Vice, kol kas viskas gerai. Išleikiam. Einam traukti. Viduj, čia elektra gyvena. Pamenčiai kabėjo va čia. Jo. Dabar nekabės nieko jis. Aš tai sutepsiu ir nueis ten pasiruošiu, pradėsiu traukti, tu sakysi. Pasakysiu, ar lenda, jo. Nu, aš pats ir matysiu šiaip tai. Kad svarbu, kad niekur kitur neužsikabintų, bet turi jis pralyst niekur. Pabiškį ten traukiau, tai turi lyst. Svarbu, kad niekur čia neužsikabintų, gerai. Tu aš dar tenai. O, šitą taip, ranką reikia. Daryt, kad galėtume susikalbėti. Jo, tu darysiu, tai palauk. Rankas nusivalysiu ir einu. Man reikia automatas tas visus atjung, kad man nesimaišytų čia turbūt. Ištraukti reikia. Gal ir nesimaišys, nereikia šitą.
reikėtų iš tikrųjų stumt turbūt jos iš viršaus ten. Aha, sunkiai. Sunkiai labai. Reikėtų va taip stumt galbūt. Gerai, aš A few moments later. Dublinas pirmas buvo labai prisivylęs. Nutrūko laidas kažkur namukė. A dabar reikės galvot, kaip prakišt. Nu ką, gręžt kiaurai skylę ir pro čia. Ne, yra sprendimas irgi. Kiaurai skylę išgręšiu ir pro čia pravarysiu laidą tiesiai. Nu, nieko čia. Viskas yra išsprendžiama. Kiaurai tada reikia gręžt skylę. Pažiūrėsiu, užlipsiu, gal jis ten kažkur dar lindo. Ne. Nematysiu aš čia. Spėju. Kiaurai varyt skylę. Ir kiaurai. Ir tik tais tokiu būdu. Daugiau aš nežinau sprendimą. Neprakišiu jo. Neprakišiu aš jo. Arba taip įstrižai varyt į viršų. Įstrižai va tai varyt gal. Nu taip įstrižai į viršų. Bandyt. Jo, taip ir bandysiu. Leidų turiu šitą. Gerai, paleisk. Na, pragręžus skylę, liko tik pasikviesti pagalbininką į pagalbą. Tai skylutė yra. Turi tai, va. Jo, palauk, aš traukiu, tu pabiškį stumiai, gerai? Aha. Lygiai nukreipkit tą skylutę, kad pataikytų. Traukt? Jo, biškelį pabiškį. Dar, trauk. Aha, palauk, skylė. Viskas gerai. Ištrauk. Gerai? Ištrauk. Aha. Valio! Matai? Gerai? Nėra situacijų be išeičių, nėra. Jei, pavyko, ne? Pavyko pratraukt. Valio, ura! Ребята! Rytoj dėdukui bus darbo, čia šitą namą apkalinėt. Tai dėdukas turės? Jo. Turės darbą dėdukas. Tėtė jam duos darbą, ką jis iš šešlikus valgo. Ir nieko nedaro. Ir nieko nedaro, nu visai. Dėl tada pinigų duoda, jeigu nenori nieko daryti, ne? Kaip sanatorijai, turi tada užmokėt. Jo. The next day. Labą rytą visiems. Vakar blemba su sūnum kapuojam Resident Evilą iki, nežinau, turbūt kokių 1:30 nakties. Nuėjom miegot, bet niekaip negalėjau užmigti. Varčiaus, šiandien anksti ryte, jau 7 val. Prasibudau. Tai toksai nedamiegojęs kažkoks, bet nieko, oras geras, karšta ir aš kimbu į darbus. Žiūrėkit, pirmą atvažiuos mano padėjėjas, tai aš jam padariau pirminį pakalimą, kad jau išlygino su gulščiuku ir čia, kad jisai suveido daugmaž, kad viršui galim būtų suleisti viens ant kitą uždėti. Tai kad čia vat labai nelygu, žiauriai nelygumas didelis, tai kažką reiks pato mąstyti toj vietoj, bet jau jam pirminę paleidau, tėvus jau dabar deda ant viršaus ir kala. O aš va čia pakalimus darau, va, žiūrėk. O, dėjau iš tos pusės. Nu, mano planas šiandieną, jeigu aš tai padarysiu, tai bus gerai. Yra visą šitą apkalt, visą šitą pilnai pakalimą padaryti. Nu, ir čia gal iki viršaus jisai man apkal šiandieną, tai bus gerai, gal apkals. Nors čia daug protų nereikia, matuoji, pjauni, čia labai daug, nes čia tas pats darbas kaip ir čia, tik čia iškart žymiai daugiau užsidengs, daugiau darbo matys, kad padaryti negu čia. Tai va žiūrėsim. O po to, ką aš galvoju daryti, padažysiu turbūt vieną kartą dar, jeigu suspėsiu, ir galbūt palangę dar šitą padarysiu šiandieną. Galbūt, nežinau, žiūrėsim, čia planų daug gali būti, o realiai tai čia turbūt dėsiu po to, bet čia nežinau, nesuveis man. Jo, čia man nesuveis, kaip kampas čia. O čia kaip kampas tau suveis. Čia kampas suveis gerai. Čia kamputį uždėsiu, o čia kampuočiau nesigausiu užmontuoti. Turbūt, nes duris remisis, jo, čia duris remisis, braidžius. Realiai čia reikia duris kitas. O žodžiu, ateity viskas bus. Jeigu aš tas duris irgi apsiūsiu, iki čia galiu apsiūti tik tais, nes čia spina. Ir jie gražiai išpjauti su karūnėlė namuose. Karūnėlė namuose, tai vat, iki čia galiu padaryti. Ir viskas.
Nu, nesvarbu. Šitą šonus galima pilnai, durys iki šitos vietos tiktais. Gerai. Po to dar viršų reikės. Čia irgi apsikalt reikės. Čia, nu vienu žodžiu, darbo yra. Darbo yra. Okei, likiu toliau. Jaunu, 22 man atrodo. Šitie atstumai mane vat keičiasi vis. Matot, čia biški vat nelygiai vat gaunasi. Aš sakau, su medienu nedirbu, nelabai nedirbu. Man svarbiausia šitas kampas. Čia tarpelį palieku apie 0,5 cm. Tarpelį palieku. Nes galiu pradžiai pjausti kiekvieną, bet tai čia toks gemaras. Tarpeliu irgi labai gražiai žiūris. Tarpelį palieku, nesueina, palieku. Biškelį vis tiek judėjimas yra ir plus dėl kvepuoja tenais. Gražiai su tarpeliu. Galima, aišku, po to kampuoti tokį uždėti kažkokį, tai, bet nedėsiu. Nenoriu aš jokių kampuočių. Darysiu taip, kaip yra. O čia mes darysim vat vėjelintės iš dviejų pusių. Viena pusė čia stovės uždengs, va taip, užkabins, tai man nebaisu, kad čia tarpelis yra. Uždengs, o kita jau čia uždengs. Kiti daro tik iš vienos pusės, va čia uždengia. Čia palieka, daryti, bet čia dar reikia idealiai suvesdinėti, kiekvieną apjausdinėti. Kažko man čia nesigauna, atstumai. Ta pačia lentelė lyg tai supjaunu, biškai kampas pasikeičia truputėlį. Ir iš karto suvažiuoja. Nu, vienu žodžiu, reikia būti stalium gerų. Stalium gerų. Daug dirbti, čia mano pirmas objektas toksai. Ir tai normaliai gražiai gausis. Pirmas objektas mano, tai čia nėra ko norėti. Taupam pinigus, vienu žodžiu, hebra. Vakar žolį dar nusipjoviau. Ten, blemba greit žolė auga, ten prieš, nežinau, 4 dienas pjoviau, ataugo. Tai po to tenai. Va tokia su žmona užkabinam. Gėlės pasadinam čia nuvyto, turbūt kažkokias tai nelauko, gal gėlės gražias buvo. Šitas puikiausiai auga. Ir dar va tokia kasa. Jūratės kasa. Žiūrėkit, kokia graži. Žiūrėk, o mano rožytės. Kvepia kaip. Aš čia noriu pilną. Viskam reikia geros priežiūros. Neturi laiko, tokį rezultatą ir turi. Vat, čia buvom prisodinę, labai lėtai auga. Bet čia prisodinę, čia tai neblogai auga. Vitaminų man mama pabėrė, matau, parožė man. Vienu žodžiu. Lenda irgi. Jos čia kažkaip tai nesuprantu. Žydį po 2 kartus per metus, pavasarį žydėjo, dabar vėl žiūriu pradeda žydėti. Čia gal skirtingos rūšis. Gražu rožės, reikės po to parišties visas. Žmona atvažiuos, duosiu darbą, sakysiu, parišk rožės. Ten tokį brangų labai nupirkom rūšį, brangę rūšį rožės. Brangę rožių rūšį nupirkom ir kažko tai. Priežiūra viską reikalinga, viskas čia su ją gera priežiūros reikia. Viskam reikia priežiūros, tiesiog laiko nėra. O kaip laiko nėra, tai toks ir rezultatas. Ten mes visokias kas ten avietės ir irgi kažkokius krūmus pasadinas silpnai labai. Ir man ten trūkdo pjauti labai žolę. Reiks persadinti kitą pusę, žinau kur. Vien žodžiu, darbo visokiausių dar daug ir kitiem metam jau darbą turiu paruošęs taip. Kas ten atvažiavo? Gal pas mane atvažiavo? Gerai, nužiūrėjau. Atvažiavo pas mane jau, jo. Padėjėjai. O, dar baliaudis atvažiavo. Здорово, братан! Сам чё, как? O kur pagrindinis darbuotojas? Ai, palikau nafis. Kaip tai? Na, neėmiau, galbūt užknysiu namuose. Na va, viskas. Gerai, viskas pas mane auga. Sode. Agurkai, pomidorai, vynuogės, va. Net bananus turiu užauginęs. Mano padėjėjas. Šiandien visą šitą sieną reikia apkalt, Stasiūnė. Po kol neapkalsiu jokio krepšinio. Va, čia jau viskas. Aš spėju šitą spėsiu pavaryti. Ten gali būti kažkokia šiukšlė pakliuvo ir dar neužlenda. Girdi? Pažiūrėk, gali būti užsilenkę kažkur į šitą tarpelį koks nors. Ne, ten tai ne. Ne. Батя, нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все? Kreivai gal biški. A few moments later. Nu va, aš pabaigiau. Aš vis tiek perspyviau.
perspėjau jaunystę, perspėjau senatvę, jaunystę padarė 3 kartus daugiau. Viskas, visą savo pavariau, apkaliau viską. Dėdukas čia. Čia, nu. Gerai, maladėts. Karšta, geras oras, dabar tik dirbt. Va, dabar šašlykus, dabar reikia užmokėti dėdukui už darbą. Eisiu įpilsiu brendžiuko. O aš liksiu dar nakvoti, rytoj anksti atsikelsiu, dažysiu. Reikia šiandien po maksimum. Dabar galiu biškį išgerti, nereikės aukštyn lipti, nenukrysiu. Tai šiandieną pilnai man va čia padaryti reikia. Ir rytoj iš ryto atsikėlęs padažysiu. Nu, toks tikslas. Jeigu dar palangės padaryčiau, būtų išvis pasaka. Matys. Prekiau dirba, einu aš įpilsiu. Instagramas nebra. Ai, dėdukas, brakadėlas. Man ruletė suvarė, gerą ruletę perpjovė su disku. A kur yra, norėjau jums parodyti. Nerandu. Ai va. Žiūrėk, tik nusipirkau. Galima nupjauti nuo 10 cm pradėti skaičiuoti. Galima tą ruletę patrumpinti ant 10 cm, bus kaip ir svatai. Nu ir orai. Fantastika. Šeštadienis. Viskas. Išvažiavo mano padėjėjai, brakadėlai mano išvažiavo. Rytoj iš ryto aš anksti keliuosi irgi važiuoju į Vilnių. Šiaip reikia važiuoti. Rytoj fotografuoti reikia. Fotografavimas pas mane rytoj. Ten fotkinti. Ok, nesvarbu. Atvažiavo dėdukas ir pradėjo šitas lentas man pjaustyti. Pirminė aš jam daviau kreipiančiai. Pradėjo pjaustyti. Ne tą pusę aukštinkuojam atpjovė. Pat vieną kitą sakau, dėduk, tu skaičiuok, neskubėk, žiūrėk, nes mangi kiekvieną lentutę tai pinigą kainuoja. Čia longlopas jisai nepigus yra. Man klaidų nereikia, aišku, galima kitur panaudoti, bet vis tiek sakau, stenkis, sakau. Tai vien žodžiu, va, sukalėm viską. Duris neapkalinėsiu, viskai pasižiūrėjau, nes tada neatsidaro daug, labai mažai atsidaro jos. Kažkur atsidarys, tada man va tiek. Man tas netenkina, tai nežinau, galbūt turiu vieną idėją. Arba tiesiog padažyti. Arba aš turėjau tokias, bet jos neužteks ilgio. Pažiūrės senukose arba depo, jeigu bus viena aukščio plokštė didžiulė, medinė, 1 cm storio, su kokiu nors raštu gražiu, tada aš ją čia prikalsiu. Jeigu ne, tai tiesiog padažysi, nu ką daryti. Su laiku durys pasikeis, su laiku viskas remiasi į finansus, kol kas dar laiko nėra. Bet va, žiūrėkit, kaip apsikaliau. Dar šiandien, ką aš norėčiau padaryti, jau jėgų nėra, bet reikia prisiversti save. Va čia dar. Jau nedarysiu va taip, kaip čia nais. Apkalinėjau. Labai daug laiko užima. Į ilgį pavarysiu, į ilgį. Ir bus gerai. Ir tiesa dar, taip sakant, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Nenoriu, kad tai pas mane būtų. Aš žiūrėjau, blemba, nupirkau plyteles. Žinot, plyteles noriu daryti palangę iš plytelio. Blemba, nu, nelabai geriau, nelabai žiūrisi. Nežinau, aš noriu kažką kitoniško. Nenoriu aš tokių palangių. Bet kol kas žiūri jos, nu, geriausiai žiūrisi šitoj vietoj. Geriausiai čia žiūrisi. Nežinau, pasižiūrėsiu, ką man čia galima sumastyti. Ką galima va čia sumastyti, nežinau. Kol kas natūraliai medalinė palangė čia geriausiai žiūrisi. Norėjau aš kažką ypatingo iš plytelės, nu, bet raštas ne tas, spalva vis tiek, negaliu niekaip spalvą pataikyti. Atrodo jau idealiai spalvą pataikiau, bet ne. Nu, jos neblogai žiūrisi. Bet mat, va čia spalvą nelabai pataikiau. Ten nupirkau biškį tamsesnį ir vis tiek ne to. O palangė visai kitaip žiūrisi, palangė jau visai neblogai. Vienžo. Turbūt darysiu visgi metalinės, nesuksiu galvos. Sakau, iš didelio rašto Vycka išėjo iš krašto. Ok, dabar Vycka, dar tau liko paskutiniai patepimai. Nu gerai, aš vakar elektrą padariau, mat kaip gerai pasislėpė, nesimato nei vieną laidą, pas man čia anksčiau kabodavo. Čia aš pagalvojau, prikabinsiu pasagų, va čia pakabinsiu. Po to vėjo gaudyklės čia galbūt pakabinsiu. Nu, vienu žodžiu, turiu pasagų, 2 pasagas tik turiu.
Reikėtų kokias kaip minimum 3 galbūt. 3 čia, 1 čia galima. Jo. Vienu žodžiu, blemba jėgų jau nebėra, žinok. Biškį pasėdėsiu, pailsėsiu ir toliau varys tada. Kiek čia kažkokį 3 lentutės sukalt čia, į 3 lentutės sukalt čia. Ir bus viskas. Ir bus okidoki. Nu ir viskas šiandien tada. Davai, pailsėsi viską. Išgersiu alaus ir eisiu sukalsiu. Pavalgiam skaniai. Senus išvažiavo, šiandien PlayStation nelošim. Bet ir gerai, rytoj aš anksti keliuosi. Tai nenorėjau varginti. Bet vakaras, hebra, superinis. Saulė šviečia, pasižiūrėk. Man tiesiai pasimanė. Superinis ruduo. Superinis. Bent aišku, 3 dienas, ką čia šnekėti. Tokia vasara galėjo būti toks kaip ruduo. Tokia vasara. Būtų super. Pirmadienį jau rugsėjo 1. Prasideda kankinė. Ir vaikam, ir suaugusiam. Prasidės vėl kamščiai. Ok, hebra. Gerai būtų su jumis dar pagalvėti, bet reikia judėti. Saulė leidžiasi, po to bus tamsu. Dar noriu prie ežero nueiti, pasimaudyti, bet nežinau ar gausi, turbūt čia teks po dušu savo palysti. Ok, hebra, einu. Pailsėsiu 5-10 minučių ir varau. Na jau užteks. Šiaip įdomu, kaip kamera perduoda jau tą vakarą visą. Bet jau tamsu, nematau kur vinios kalt, jau bijau visas rankas, tai nusidaužysiu plaktuku. Tikiuosi muzikos nesigirdi. Norėjau apkalt abidvi pusės čia ir čia, bet jau tamsu darosi. Gal dar būtų va čia lentutės pakalsiu kreipiančias ir viskas. Nes jau per tamsu man, nebematau jau normaliai. Rytoj pratęsiu ir užbaigsiu 1 aukštą. Jo, rytoj tik reikės pasistatyti, žadintuvą anksti ryte ir... Bliavo, nuostabus vakaras, super. Labai tiktų dabar prie šitą vakaro daina Raudoni vakarai. Vasara baigėsi, hebra. Darbai tik įpusėjo. O aš jau planavau per visą vasarą, tikrai, sakau, pasidarysiu. Lietus. Ir atostogos. Nedavė man dirbti. Nors aš variau kaip išprotėjęs, po 12 valandų, va, žiūrėkit. Ir te atsikėliau anksti ryte. Ir dabar, nu kokios, gal 9:30 jau. Šiaip dabar yra ganėtinai taip tamsoka, bet kamera, nežinau, aš ką matau dabar, tai rodo gražų dar vakarą, žydrą, bet iš tikrųjų taip nėra. Taip, dangus tik žydras, bet jau man tamsu dirbti kažką. Na va čianai, pavyzdžiui, prietema. Čia geroka prietema. Va čianai, nežinau kaip jum ant kameros, bet pas mane geroka prietema. Buvo kamera iškritus ir man atrodo stikliukas biškiai trūko. Sakau, jau reikia daryti stop darbam. Taip planavausi. Šią savaitę turėjo būti giminė, toksai mažiukas giminės suvažiavimas. Ir galvojau, nueisimės į Kubiliuką pasimaudyti, bet sakau, hebra, aš nespėju dirbti. Tada perkelsim tą dalyką gal kitai savaitai. Aš tikiuosi, dar bus tikra bobų vasara, šilta bobų vasara ir ateis šiluma. Bet man reikia hebra dirbti, bet nelinksmintis. Aš galiu ir pats šį vakarę pasilinksminti, įsipilti 100 gramų ir išgerti. Liko man va čia. Liko, dar tenai reikia dabaigti, dar tenai darbo. Savaitį laiko tenai darbo kažkur tai. Nes reikia ten tokį stogelį padaryti dar. Reikės dar šiferio nupirkti, be asbestinio. Ir tada pradėti ardytis šianais. Pradėti šildyti. Oi, blemba, kaip aš pagalvoju, kaip reikia ardyti viską, vėl iš naujo viską. Visas šiukšlės vežt laukan, baisu. Čia dar... čia turbūt bus lengviausia dalis. Šitą pusę. Turbūt, aš taip galvoju. Bet čia bus labai nepatogu. O kol viską nusiardysiu, tą stogelį, kol nusiardysiu, aš pakabinama, po kol viskas. Čia dar pas mane laidai, viską padarysiu, bet vėl viską persidint, va čia vat kriaušė, pati pasisėjo. Vona šitas kriaušės nukrito siemenėlė, maža ir pasisėjo.
Aš žinau, aš jos neišmėsiu, gaila. Aš čia persėdinsiu tenais. Kitą galą. Gagena, girdi? Pas mus žąsis čia gyvena. Slimakus valgo. Čia šviesą reikės perdaryti. Pastatysiu aš, kaip ir nai pusėj, ant valdiklio, telefoninio valdiklio, kad per telefoną galėčiau jungti. Nes dabar lemputės valdosi, per lemputės valdosi. Dabar čia tas tokias išmanas lemputės, bet sezonas pravėjo ir lemputės numirė. Amen. Vieną numirė, kitą veikia. Signalų nepagauna, negaliu pririšti per telefoną. Pasimetė signalas ir jau turbūt amen. Ledvans lemputės, Ledvans ir programėlė jų ta. Nepatiko man. Tai reikės daryti, žodžiu, žinau, kaip darysiu, jau pajungsiu. O da jau, gamta puola mane. Tai vienu žodžiu, hebra, nuostabu. Žmona sako, važiuosi, sako, tu sekmadienis ir tai tau dirbt. Sakau, ne, ir tu geriau atsikelsiu, dar padarysiu čia, pasidažysiu ir tada atvažiuosi. Super, nenori iškeisti nieko. Pasipurkšti jau, ir uždarys durys, baudai priskrys. Super, niekur aš nenoriu važiuoti. Kokį miestą galima iškeisti? Joks nuostabus miestas, net ir Las Vegasas man nepakeis sodybas. Va, užsimanėjai, išgeriai, kokteiliuko pamiksavai, ar arbatos karštos. Tada šešlyko užsikėpiai, va. Super, vienu žodžiu. Nori keptų obalių, va, užmetį. Pas man dar tenais keptų bulvių yra. Ok, aš čia taip gražiai viską pasakoju, iš tikrųjų pačiam, žiūrėkit, kiek šiukšlių reikia surinkti. Jo, surinksiu ir dabar išnešiu šiukšlės. Jo, ir išnešiu šiukšlės. Ir reikia įrankius tik tai sudėti, nes jeigu pradės lyt, reikia pažiūrėti, kokie orai rytoj. Kažką rodo lietų rytoj. Kažką mačiau, lašelius kažkokius nupieštus. Ok, surinku įrankius, sunešu, kad nieks naktį neįlystų. Nesugalvotų pas mane apsilankyti svečių kokių. Ir susimatysim, hebra, rytoj, o šiandien dar pavakarosiu gražiai. Muziką itališką paklausysiu. Pasižiūrėsiu video užrakintą, jūs nematot. Užrakintą video pasižiūrėsiu Italiją, kaip atostogavom. Oi, nuostabu. Jau nostalgija pas mane. Klausau itališkos muzikos. Gerai, hebra, tai iki rytojaus ryto. Galbūt pafilmuosiu, nors kiek man čia teliko. Tai ok, iki rytojaus ryto. Ate, hebrykė, ate. Einu vakarot. Gebitės, tavo plaučiuose vanduo, mano saujoje gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo.